Kaip pasakyti itališkai, tai gyvuoja Italija? Viva Italija, viva Italija. Viva Italija. Birželio 2 yra Italijos Respublikos diena, didelė nacionalinė šventė ir tą progą bėgame su Giovanni Projeta, Taip. Lietuvoje gyvenančių italų. Kalbėsime apie tai, ar italai myli Lietuvą, apie tai, kaip iškepti tikrą pizzą ir kitus labai įdomius klausimus. Judam? Einam. Kaip sakom, einam? Einam, andiamo. Andiamo. Varom tam. Tai Giovanni, kaip tu pats prisistatai, kai tau reikia kažkam pasakyti? Aš italas, gyvenu Lietuvoje per 7 metai dabar ir turiu šeimos ir taip yra mano istorija, mano žmona kaunietė, aš Vilniuje gyvenu, antakalnietis, neoficialus, bet labai džiaugiuosi ir kaip tu pasakė anksčiau, aš tikrai myliu Lietuvą. Aš radau save tavo šalyje ir labai dėkingas, kad čia esu ir su tavimi bėgu šiandien, tai mano svajonė būtų truputį. Tai ačiū. Gerai, leisk atspėti, tu čia pakliuvai meilės keliais? Aš, kaip sakant, meilės imigrantas, tai mano žmona atėjo studijuoti Italijoje muzikos ir mes susitikom, aš buvau beveik vienintelis italas, kad kalba angliškai, mano mažas miesteliai ir, kaip sako, the rest is history. Tai susitikom ir po to prasidėjo keliauti į Lietuvą per 2 metai, 2015, man atrodo. Ir po to man nebuvo ko sprendti, nes Italijoje nebuvo daug galimybių dirbti, prasidėti karjeros, prasidėti gyvenimą. Aš, kaip sako, Italijoje tu esi vaikinas iki 50 metų, tai aš buvau labai senas vaikinas, jis norėjo prasidėti, bet negalėjau. Čia po 2 savaitę radau darbą didelį banką prie upės, Barclay, ir tai prasidėjo mano karjera, tai prasidėjo mano gyvenimą. Aš buvau nepriklausomas nuo šeimos ir man buvo didelis džiaugsmas. Tai... Tu man esi sakęs, kad tavo manymu Lietuvoje gyventi yra labai gera, gal net tobula. Man yra tobula. Jeigu aš gyvensiu Romoje, jeigu ir gyvensiu centre, sakysim, ar aš galėsiu bėgti prie upės, kur viskas bus tvarkingas, nieko nebus, nedaug žmonių, taip yra viena iš dalykus, bet man gyvenime yra tobula, aišku, gamta yra labai graži Lietuvoje ir mano gyvenime yra geresnis, negu aš dabar būtų Italijoje gyventi. Ar italai visi panašiai galvoja? Ar dauguma italų galvoja, kad Lietuva yra graži puikiai šalis? Geras klausimas. Aš ir turiu daug draugų iš Italijos, kad gyvena kaip aš Lietuvoje. Aš sakysiu, kad pusė labai myli Lietuvą, truputį kaip aš rado savęs. Ir labai susitinkom apie daug dalykus, bet ir yra italai, kad nemėgsta gyventi čia. Ir aišku, viskas nėra tobula, tai tu turi savo patirtį, savo nuomonę ir aš labai supratau, bet man atrodo, kad vieta, kur gyvenom, nėra visada svarbu. Svarbu yra, kas mes esam, kaip mes jaučiam ir nepriklauso dėl vietos. Tai gali būti ir Italijoje, gali būti ir Lietuvoje labai liūdna situacija. Man labai rūpi sužinoti, kaip tu išmokai taip gražiai laisvai kalbėti lietuviškai. Gražiai nežinau, bet išmokau taip. Kalbantis, man atrodo, kad man procesas buvo kaip su vaiku. Aš studijuoju tą kalbą 4 metai ir tikrai nieko nesakau, tiktai labas, ačiū. Ir po 4 metai aš, turbūt kaip dabar, laisvai išėjau ir man buvo lengva. Bet nėra lengva kalba, bet yra labai graži kalba ir aš susipykau su lietuviais, kai sako, lietuviškai yra sunku, neišmok, nieko nekalba, mažų žmonių. Nesąmonės. Yra labai graži kalba ir reikia labai prasidėti mylinti savo kalbą ir savo kultūrą. O ką tu patartum užsieniečiam, kurie čia gyvena ir planuoja čia gyventi? Aš labai patariu eiti į Vilniaus universitetą, nes yra kursai užsieniečiams.
mokytoja dažnai nekalba angliškai ir labai naudingas dalykas. Ir aš kai prasidėjau 6 mėnesių ten studijavau ir galvoju, man nieko nebus naudingas, nes buvo labai apie gramatiką, apie akcentologiją, apie tos dalykus. Bet po 4 metai, kai prasidėjau kalbėti kaip sunkokais dalykais ir tos dalykus, man buvo naudinga. Tai labai patariu. Supratau. Kartą per savaitę, per 6 mėnesį. Jūs nieko neišmoksit, nieko nebus naudinga po 6 mėnesį, bet po 3 metai bus labai naudinga. Ir nebijoti daryti klaidos, nes aš dabar daug klaidos daro ir žinau, kad daro. Ir nepatenkintas apie mano ilgis, bet viskas yra gerai. Svarbu, kad jūs galite man suprasti. Tai yra svarbiausias dalykas. Sukamės, nes čia labai nefainas prasidėjo kelias. Gerai. Gerai. Aš noriu tokį provokacinį klausimą užduoti tau. Kaip gerai. Ar tiesa, kad lietuvės eina iš proto dėl italų? Dieve. Yra labai problematiška situacija man, nes aš, aišku, turiu žmoną, bet ir lietuviai apskritai, kai aš sako, kad aš italas visada, visi patenkinti, visi, Giovanni, aš buvau ten, dariau ten, italų kalba, taip gražiai. Man yra didelis džiaugsmas, aišku, bet aš nesprendau gyventi Italijoje, tik tai vyko. Tai atsakymai yra taip. Lietuvai beprotiškai myli Italiją. Jo, tu čia gražiai išsisukai, bet aš būtent klausiau lietuvės moterys labai myli italus vyrus. Ar tai tiesa, ar tai mitas? Ir jeigu tiesa, tai kodėl? Sunkiai klausimai, nes tu lietuvijus, aš žinai, noriu grįžti namo be problemos, bet man atrodo, kad, nežinau, aš turiu būti atsakingas, sakysiu, kad mes tik tai egzotiškai, skirtingai negu lietuvių žmonių. Tik tai tas dalykas noriu pasakyti, nes, aš turiu... Gerai, nekankinsiu. Italai vyrai vis tiek yra ypatingi, nes jie moka skaniai gaminti valgyti. Mes galim pasakyti, kad... Ir tu man sakei, kad tu pats mėgsti kepti pizzą, teisybė? Tai kaip visi italai aš gaminu pizzą, kaip visi italai aš mėgstu gerai valgyti. Galbūt kad yra mūsų slaptas ingredientas su moteriu gal, nežinau. Taip, per maistą labai daug širdžių galima užkariauti ir vyrų, ir moterų. Tai kaip su tom pizzom yra? Juk atrodo toks paprastas dalykas. Kas ten miltai, vanduo, truputį druskos. Kur ten ta paslaptis yra? Kaip paruošti tešlą, kad pizza būtų nuostabi? Kaip visi dalykai gyvenimo į Mariaus, kantrybės yra. Kantrybės yra slaptas ingredientas. Nes atrodo paprastas, bet procesas yra ilgas ir reikia pagalvoti apie tą tešlą, palikti naktį, tai reikia daug kantrybės. Tai yra mano patirtis. O yra kokių nors ingredientų, kur Lietuvoje negausiu, kurios paslapčia reikia atsivežti iš Italijos, tik tai iš tam tikros parduotuvės arba turgaus? Aš visi ingredientai radau, bet kažkaip bazilika nėra visada gera, turi būti šviesa, bet man atrodo, kad tokio tipo, kad yra Lietuvoje, nėra Italijoje, yra skirtingas. Miltai, vanduo, mėlis. Aš mėlis naudoju, taip. Gali būti sausas geresnis, bet turi būti mažesnis. Viskas padaryti ir po to pagaminti nėra labai sunku, nėra labai... Gerai, mes visi žinom, kad italai kepa pizzas ir geria labai skanę ir daug kavos. Bet tu negeri kavos. Aš negeriu kavos. Kas čia dabar stebuklas? Aš negeriu kavos, man buvo maža problema ir baigiau kavos 1 savaitę. Jaučiu, kad man labai tiko, aš geriau jaučiau, tai savaitė buvo 2 savaitė, buvo mėnesį, buvo 1 metų ir taip yra istorija. O kaip kitas italų simbolis vynas? Aš mėgstu gerti vyno. Mes turim kitokią filosofiją apie alkoholų gerimą negu lietuviai. Mes gerim, nes džiaugiuosim apie gyvenimą.
Nu, tai nereikia daug džiaugioti apie gyvenimą, nes gyvenimas gali būti ir pozityvi, ir negatyvi. Tai mėgstu gerti vyno, bet... Tai džiaugiamės mažais gabaliukais, ar ne? Mažais gabaliukais ir gerai, kaip pasakyti, svarbus dalykas nėra kiek gersim, yra su kuo gersim. Ar tu sakytum, kad tu gyveni sveiką gyvenimo būdą? Bandu. Aš bandu. Kokie pagrindiniai principai? Miegas, sportas, maistas, kaip Mes turim tik tai vieną kūną. Ir vieną kartą negalėsim nebenaudoti mūsų kūnas. Tai reiškia, kad mes turim ir naudoti, kad vieną metų, kai mes būsim visi labai seniai ateityje, mes galėtum prisiminti, kaip mūsų kūnas vyko ir ką galėjo padaryti. Tai naudoti kūnas ir turėti tokių challenge. Aš bėgsiu iki 10 km, gerai, tai padaryta, tai 20 km. Tai reikia naudoti savo kūną. Kokį vaidmenį vaidina tavo gyvenime bėgimas? Kaip daug tu bėgioji? Man maratoną buvo, aš vieną kartą Vilniaus maratoną bėgiau. 2022, man atrodo, taip. Bet nėra tik tai bėgimai, yra tik tai idėja, kad aš mėgstu naudoti mano kūną ir svarbu yra, kad tu jauti kaip bėgininkas. Reiškia, kad jeigu tu nebėgiosi mėnesį ar metų, tu visada bėgininkas būsi. Tai yra tokia konceptą aš turiu. Jeigu tu pasakysi apie tave, kad tu sportininkas, tai tu visada sportininkas, ne tik tai, kai bėgi. Kiek daugiausiai esi nubėgęs? Kokį ilgiausią atstumą? Aš maratoną. Ilgiau nedarau, bet aišku turiu draugų, kad daro ir 5-10 km, 100 km. Lietuva labai žinoma dėl to. Gerai, o be bėgimo? Tu vaikystėje tinklinį žaidėjai, teisingai aš supratau? O kaip gerai, kaip tu prisimeni viskas. Kaip dabar? Ar pažaidži? Nežaidžiu tinklinį, nes aš italas ir turiu truputį nostalgiją. Tai žaidžiu futbolo truputį Vilniuje. Nelabai kaip reguliariai, bet kaip vyksta kartais žaidžiam 5-5, kaip vadinas futsal, vadinas toks. Nu, o kaip dabar sakyk tu man? Futbolas Italija, dar vienas simbolis Italijos. Žydroji komanda, taip? Žydroji komanda. Kodėl jinai žydroji? Mes irgi šiandien. O, kaip gera klausime. Tai yra daug istorijos. Viena iš juokingiausias yra, kad mes turėjom baltam buvo mūsų spalva, baltas. Tai vieną dieną buvo sniegas Milanoj ir negalėjau pamatyti futbolininkai. Tai sprendė, tai bus žydras. O kaip tu vertini galimybės Italijos rinktinės netrukus prasidėsiančiame futbolo čempionate? Kai mes laimėjom su Anglų Europos čempionatoj, jau buvo stebuklas, nes mes tą nelaukiam tikrai. Ir dabar pažiūrėsim, pas mus yra didelė problema su pasaulinis čempionatas, nes per ilgo laiko mes ten kažkaip neišeina ir yra disasteris pas mus. Gerai, aš noriu tavęs paklausti apie tavo veiklą. Ką tu dirbi Lietuvoje? Koks tavo darbas, profesija, verslas? Per 7 metų beveik dirbau kaip pardavėjas, pardavėjų vadybininkas prie lietuvių komandos ir lietuvių startuoliai ypač. Ir dabar prasidėjo mano konsultacinės paslaugos individualiai. Tai dirbu su startuoliu visada Lietuvoje ir kaip padėjo augti pardavimų ir rezultatai su mano patirtis, su mano darba. Ar kokios nors būtent srities startuoliai, ar įvairiausi startuoliai? Sakyčiau, įvairiausi startuoliais, bet ypač kai prasidėjo būti rinkoje ir labai reikia pagalba suprasti, kaip eiti į rinko, į koks kelias spręsti. Tokiam pradiniam etapė. Tikrai taip. Ar visi italai klausosi pop muzikos? Kutunio, Pupo? Mano kartą ne, bet kažkaip mes visi žinom. Tai ir labai, mums labai jaukinga, kad viso pasaulio žmogus
žmonės kaip girdė ir labai džiaugiuosi. Aišku, aš groju gitarą ir visada, kai su mano žmona atėjo su lietuviais, ypač 50-60, klausė, Giovanni, prašau padaryk kažką. Ir aš l'italiano groju, tai visi labai džiaugiuosi. O šiaip kokią muziką tau patinka klausyti? O, paskutinė diena, kad girdėjau, buvo iš Kernagio. Tai ir lietuvių, aš labai mėgstu pamatyti jūsų ir Euroviziją, bet kaip lietuviškos Eurovizijos, kaip kelios. Kaip tau patiko mūsų šių metų Eurovizijos daina? Labai patiko ir labai patiko, kad visi troleibusai buvo liuktelk. Man labai graži diena, liuktelk visur. Mes namuose labai dainam tą dainą, man labai patinka ir labai džiugiuosi, kad lietuviškai būtų. Nes man išmokau žodis liuktelk, nes aš nežinojau, kad egzistuoja. Tu labai gražiai tari liuktelk. Ačiū. Liuktelsim. Liuktelsim, Antanai, neliuktelsim, varom pirmin. Taip, tikrai graži daina. Italams čia pasisekė. Kada jūs laimėjote? Prieš 3 metus? Taip, su Maneskin, labai dabar žinomasis pasaulyje. Taip, šaunuolį. Ir buvo jie Vilniuje? Tikrai, taip. Ir buvo video, kur dainininkas žaidžio su kamuoliu krepšiniais ir wow. Lietuviai visi buvo, oh yeah. Ar Italija viena iš tų šalių, kur Lietuvos įvaizdis yra geras? Aš sakyčiau, kad taip, priklauso nuo amžiaus, nes pavyzdžiui mano tėvelių amžiaus yra geografinis problema, nes jie nežino, kur yra. Italai turi tą konceptą, kad pasaulis bėga Vokietijoje. Tai po to nelabai aišku, kas vyksta. Dalis tų italų, kurie nesidomi, kas vyksta užsienį, turbūt nedaug žino, bet tie, kurie domasi apie Lietuvą, žino gerus dalykus. Tikrai taip. Ir aišku, mano miesteliai daug lietuvių buvo, dėl mano patirtis, dėl mano šeimos. Ir italai visada atvirai. Tai labai mėgstam vieni kiti. Aš jaučiu, kad lietuviai yra truputį italai Baltijos šalyse, man atrodo. Aš manau, kad dauguma lietuvių tai įvertins kaip komplimentą. Na ką, visai šauniai prasibėgom. Kiek čia tų kilometrų aš net nenuėmiau laiko, matyti, kokius 5 nubėgom. Gerai. Ir aptarėm įdomių temų. Apie tai, ar lietuvės iš proto krausos dėl italų, mandagiai išsisuko Giovannis, bet supratau, kad meilė yra abipusė tarp mūsų tautų. Tikrai taip. Klausimas dėl picų irgi išspręstas, svarbiausias ingredientas yra kantrybė, taip? O, taip, kaip viso dalyko gyvenimai. Pabaigai dar grįžkim prie to, nuo ko pradėjom, kad birželio 2 yra ne tik tai tėčio diena, bet ir Italijos Respublikos diena. Tikrai taip. Didelė nacionalinė šventė. Kokio lygio tai yra? Pagrindinė? Kas tai per šventė apskritai? Sakyčiau, kad pagrindinė yra diena, kai Italija sprendė, kad Italija bus respublika, o ne karalystė po Antro pasaulinio karo. Gerai, ir pabaigai šios dienos tinklalaidės mes padarysim tradicinį palenktyniavimą. Palenktyniaujam? Gerai, darysim. Gerai, tai vat nuo to beržiuko iki garsios šiuolaikinio meno skulptūros. Super. Dar žinomas kaip vamzdis. 3, 2, 1, go! Einam. Greičiau, kiek tik galim. Spaudžiam. Italija! Viva Italija! Ačiū. Labas, Markas. Grazie. Ciao. Ciao, Giovanni. Ciao. Dėkui.